Sveiki, tiksliai nežinau, kas čia yra, bet va paštas savo reklamų sugebėjau užklijuoti. LP Expressą. Nežinau, aš jos čia neprašiau, bet kai kurių kartais klijuoja, jeigu esat gavę. Ar negavę, ar žiūrėję. Taip, čia parašyta Outdoor Tool. Kažkoks tai įrankis. Man atrodo, kad aš lyg ir žinau, bet nespėliosiu, gal atidarom. Keliavo irgi apie mėnesį, nežinau, ar verta čia tiksliai sakyt. Nežinau, pastaruoju metu irgi labai viskas užtrunka, nors ir rodos švenčių nėra. Ir dar ilgai nebus. Reikia iškrapštyti šitą. Nu ir supakavo. Taip, maišelis ten tuščias, numetu, kad nesimaišytų. Ir čia yra, žinot kas, aš jau žinau. Čia yra toks kastuvėlis sudėdamas. Kainavo $14.84. Vat, jeigu kas užsiimate sodininkystę, žemdirbystę, arba tiesiog norite, kad mašinoje būtų... Kad mašinoje būtų tas... Bet kodėl peiliai nepjauna? Žinau, kad galast reikia. Bet vis tiek. Pabandykit šitą pagalast. Jaučiu, reikės normalų nusipirkti. O, pusai, žiūrėkite. Šiaip svorio yra. Taip, metu lauk. Geras, žiūrėkit, koks karinis. Maskuojančios spalvos. Taip, tai gal ir galiu pasakyti, kada čia atkeliavo. Išsiųstas gegužės 14, gavau gegužės 30 kažkur. Aš, žinot, ko bijojau? Bijojau, kad bus plasmasinis, o metalinis, geras. Toks sudėdamas, žinot, kuris įmeti į mašinos bagažinę ir gali visur su ją vaikščioti. Jis taip pat turi ir kompasą, štai. Bet jau ta guma, čia užmauta guma kažkokia. Net ne guma, gal plasmasė ant to. Nu čia kažkoks tai metalas, bet koks tai, gal aliuminis, nežinau. Yra kompasas, ant matot. Jei čia išeis, pritraukti, pamatysit. Bet šiek tiek, matot, užmauta nelygiai. Stiklas truputėlį apibraižytas. Bet rodo maždaug tiksliai. Oi, jūs nematot. Rodo maždaug tiksliai. Nu čia, kaip suprantu, dar rankena kažkur įsuka. O kaip iš čia, Čia esmė tokia, kad gali būti kaip mažas kastuvėlis. Pažiūrėkit, galima butelis. Oi, nematot. Taip, kaip čia jums padaryti. Truputį atitrauksiu ir nuleisiu žemyn. Va, dabar gal geriau. Žiūrėk, čia atidaryti kam nors, buteliams kokiams, jeigu einat, pavyzdžiui, neštą sulaus, ten degtinės, nežinau. Čia ką nors įpjauti. Va taip. Taip, dabar kas čia dar? Ir aš tai šitas, va. Čia kažkaip pagal idėją kažkas čia turi kažkaip... Nu va, įsivaizduojat maždaug, su tuo galu kirsti, taip su šituo, su tuo kasti, arba tiesiog kastuvas, va, taip va. Jis šiaip labai geras, bet turint galvoje, kad nieškas nežinau. Nu, atrodo metalinis. Ta prasme, atrodo geras dabar, o vartojant arba naudojant išaiškės minusai vėliau. Va, šitai biški pasitiesęs, nekreipkite dėmesio. Va, yra maždaug toksai. Taip pat aš galvoju, kaip tą visą čia užspausti. Va, viskas gerai. Kažką pridirbau. Tai sekundę, atsuksim. Čia užsisuka paprasčiausiai. Va.
Va, žiūrėkite. Žodžiu, mėgėjams tokiems, kas mėgsta kažkur, vat, nežinau, keliauti, įsideda, užsikabina už diržo, kas mėgsta tokius taktinius, nežinau, užsiėmimus, ten, kur nors po miško lakstyti, po kapinės ten žemę pakaupuot, sodą gal kas turi, va, štai, išsiaiškinau viską, kaip čia ką padaryti. Taip, dabar, vat gali būti toksai, kapstyti, ne kažką, ir kaip jau minėjau, šitas atsilaisvina kažkaip, va, šitas užsisuka, žiūrėkite, kaip įdomiai, ir, nu, užvežiau, ir pasidaro kastuvas. Bet, sakau, čia metalas, čia lygtai plasmasė, nu, kompasas čia, jo net nereikėjo, galbūt buvo net pigiau, ir čia kažkoks metalas. Nu tai va. Tik tai žinot ką, čia reikėtų, aš taip įsivaizduoju, reikėtų gal čia būt, nu, pagalast, kad geriau, nu, imtų tą žemę geriau kastų. Tai va, dabar pabandom viską atgal sudėti. Tiesa, dabargi populiari tema karas, kariuomenė, ginklavimaisi, va, labai patogu, jeigu kas pasiimam ir einam, bėgam. Geras dalykas šiaip. Taip, aš netgi gal taip suveršiau čia. Taip, įsideda, čia įsideda. Viskas. Tai ką, einam į žygį, ar ne? Vasara, puikus oras. Kam patiko, spauskit like. Kam nepatiko, irgi spauskit like. Dar geriau būtų, jeigu prenumeruotumėtės. Ir iki kitų kartų tada. Iki.